Kaip manai, lydytas sviestas ar sviestas yra sveikatai palankesnis? Tu, kaip ir daugelis, manai tą patį, nieko naujo. Taigi, kaip gali būti iš sviesto gautas lydytas sviestas sveikatai palankesnis? Sviestas sudarytas iš vandens, angliavandenių, tai yra pieno cukraus, iš baltymų, kazeino, jame yra ir kitų vertingų maistinių medžiagų, mes jas išgarinam, pašalinam pieno cukrų laktozę terminio apdorojimo metu, pašaliname baltymus, jie denatūruoja ir gauname lydytą sviestą, kuriame sočiųjų riebalų yra bomba 99,9% ir mes galvojame, kad šitas produktas yra sveikatai naudingesnis. Taip, jisai tinkamas terminiam apdorojimui labiau negu sviestas, nes jisai nedega, atlaiko daugiau nei 240 laipsnių temperatūrą, bet ar kepimas yra sveikatai palankus būdas, ar kepti yra sveika mityba? Taigi, sviestu, lydytų sviestų nepradėkite gydyti įvairiausių ligų ir sveikatos sutrikimų, o vartokite saikingai sočiuosius riebalus, kurie yra svieste ar lydytam svieste, bet negalvokite, kad tai yra sveikatos šaltinis ir jame čirškinsite bulves ar kažkokį kepsnį. Daugiau mitybos mitų rasite pas mane profilyje, Instagrame, Facebook'e ir internetinėje svetainėje receptus, straipsnius ir naudingą informaciją skirtą jums.